Tai skaičiau Jonos knygą. Šiandien. Čia nedaug skyrių. Tik tai 4, tai visą perskaičiau. Ir turėjau Dievui kelis klausimus. Niekaip nesupratau šito veikėjo, ne veikėjo, asmens vardu Jona mąstymo. Tiesiog. Tai trumpa istorija. Dievas jį pašaukė, jis buvo pranašas. Dievas jį pašaukė pranašauti vienai tautai vardu Ninevės, tiksliau miestui vardu Nineve. Ir jisai, vietoj to, kad ten važiuotų, jisai pabėga. Visai kitą pusę, nusiperka bilietą į laivą, laive sukyla audra, neaišku kodėl, tada jisai paaiškina savo ten tiem bendrakeleiviam, kad čia dėl jo visą tai, jie jį išmeta į jūrą galų gale ir audra nurimsta, o Joną praryja didžiulė žuvis. Tikriausiai banginis gal. Tai va, ir tada aišku, jisai atgilauja, banginis jį išmeta į krantą. Ir tada jisai jau nusprendžia, kad, reiktų eiti į tą miestą, kur Dievas man sakė eiti iš pat pradžio, nes nieko gero išbėgimo nuo Dievo. Va, ir jisai praeina pro visą miestą, per 3 dienas liktai. Ir praėjęs, atlikė savo pareigą, jisai tiesiog atsisėda žiūrėti, kas bus miestui. Nes jisai pranašavo, kad miestą sunaikins Dievas. Nes jie biškai persistengė, nusidėjo ir stipriai. Bet parašyta, kad pamatęs, ką jie padarė, tas miestas, ir kaip nusigrėžė nuo savo nedorų kelių, Dievas pasigailėjo ir nenubaudė nelaimę, kuria buvo jiems grasinęs. To jis nepadarė. Čia 3 skyrius 10 eilutė. Ir vat nuo čia aš jau nebelabai supratau, kodėl Jona taip jaučiasi. Tai jisai pradėjo skųstis viešpačiui. O viešpate, argi ne tai sakiau dar savo šalyje būdamas? Dėl to pirmą ir į Taršišą pabėgau, nes žinojau, kad tu esi maloningas ir gailestingas Dievas, kantrus ir kupinas ištikimos meilės ir pasirengęs atleisti. Tad viešpate, maldauju atimti man gyvybę, nes geriau man mirti negu gyventi. Ir čia aš tikrai nebesupratau, kas vyksta, nes galvoju, kaip keista. Tu žinai, koksai Dievas, ir vietoj to, kad džiaugtumėsi dėl kitų žmonių, kad visgi jis jų pasigailėjo, tu liūdi. Širdgėlauji visaip kaip. Ir aš tada klausiau tiesiog Dievo, parodyk, kame čia šaknis, nes tikrai nesuprantu tokio požiūrio. Ir po kiek laiko prisiminiau tą mūsų lietuvišką posakį, prasmegti skradžiai žemę. Kada mes jį naudojam, kai mums būna gėda. Kai kažką labai kvailo padarom, ar kažką prisidirbam, žodžiu. Kai mūsų vardui iš esmės gresia, mūsų reputacijai, mūsų vardui gresia pavojus. O ką reiškia tas prasmegti skradžiai žemėje, kažkaip niekada nesusimašiau. Iš tikrųjų, tai reiškia numirti. Būti po žemėm reiškia būti mirusiam. Tai iš esmės mes sakom, norėčiau dabar tiesiog numirti. Norėčiau prasmegti skradžiai žemę. Ir iš esmės Jona čia sako tą patį. Tai mes nelabai kažkuo ir skiriamės nuo jo. Jona, kaip ir mes, taip labai vertino savo reputaciją, savo gerą vardą, kad ką jisai pasakė, kad Nineve, kad Dievas sunaikins Nineve, tai taip ir turi būti. Nes jeigu taip neatsitiks, galbūt kažkas pagalvos, kad jis melagis, ar šiaip beprotis iš savęs šneka, tiesiog Dievo nesiųstas. Jam taip rūpėjo geras vardas, kad jam neberūpėjo, kas atsitiks su tai žmonėm. Tai jis jau geriau prasmeks skradžiai žemę, arba kaip čia sako, nes geriau man mirti negu gyventi, negu apsikvailins. Ir kai Dievas jau man tą paaiškino, iš kame čia šaknis, iš kur kyla tas toks Jonos nusivylimas, aš galvoju, wow. Tai aš kažko labai daug nuo jo ir nesiskiriu, reiškia. Nes pirma mintis, dažniausiai kai Dievas mane kažkur siunčia, tiesiog, tarkim,
eini gatve ir pamatai kažkokį žmogų ir jauti, kad šventoji dvasia nori, kad su juo pašnekėtum. Pirma mintis visą laiką būna, o kaip aš atrodysiu? Jeigu dabar taip iš niekur nieko prieisiu, pradėsiu kalbinti. Ne tik kaip jam, bet kaip aplinkiniam čia atrodysiu. Jeigu dar tas žmogus yra kažkoks nelabai kvepiantis ir negražiai atrodantis, tai jie gal pagalvos, kad mes čia kartu kažkaip. Tada tikrai supratau, kad Jona irgi buvo žmogus ir dėl to Dievo žodis ir sako, kad turim mirti savo kasdien. Ir vienas iš tų dalykų, kam turim numirti, tai norui išsaugoti nuolat savo gerą reputaciją ir vardą. Kažkur Paulius rašė, kad Dievas naudoja, kažkuriam laiške rašė, kad Dievas naudoja tai, kas kvaila, sugėdinti pasaulio išminčius. Ir iš esmės, jeigu mes nesam pasiruošę atrodyti kvailai dėl Dievo, ir jeigu nesam numirę tam norui visą laiką atrodyti kietais ar kažkokiais tenais įtakingais, ar dar kažkokiais, ar netgi normaliais, jeigu visą laiką norim atrodyti labai normaliais, tai tikriausiai Dievas daug kur mūsų dar negali naudoti. Tai va, šiandien buvo mano toks apmąstymas, kur aš dar labai noriu atrodyti normali ir tokia įtelpanti į visuomenės standartus. Ir jo, atradau tokių vietų ir prašiau, kad Dievas tai keistų. Tai noriu ir jūs pakviest, ištirti savo širdis ir pažiūrėti, kur galbūt per daug dar esat prisirišę prie to noro atrodyti gerai.